Kaip Dropson veikia? Visų pirma, įrenginyje tekantis laminarinis sluoksninis vandens srautas Dropson konstrukcijos pagalba pakeičiamas turbulentiniu sūkuriniu srautu. Tuo pačiu vandeniui poveikį daro elektroninis modulis, valdantis įrenginyje esančius magnetinio lauko generatorius. Šie specifinio dažnio magnetiniai laukai tiesiogiai veikia turbulentinį vandens srautą. Sūkurio kinetinė energija kartu su magnetinio lauko poveikiu sukelia kalcio ir karbonato jonų mikrokristalizaciją, dar prieš jiems patenkant į naudojimui skirtą namo vandentiekio sistemą. Vandens apdorojimas Dropson sistemoje turi dvejopą poveikį. Visų pirma, tai prevencinis poveikis. Dėl Dropson poveikio vandenyje susidarę kalkių mikrokristalai turi vienalytę formą ir struktūrą, kas neleidžia susiformuoti nuosėdų sluoksniui. Jie negali prikibti prie kokio nors paviršiaus, nes jie jau yra susikristalizavę. Kartu su vandens srautu jie pereina visą vandentiekio sistemą ir nebenusėda vamzdžiuose ar buitinėje įrangoje. Mikrokristalai lieka vandenyje ir pasišalina su nuotėkomis.